You got to ask the rest of the guys. It was a good game, but I think we came out on top. But the crowd is nuts, out here in Kaunas, and I love the atmosphere. I loved it. It was great. Everybody in the gym knew who the ball was going to. We were running the offense through him as we were coming back, and that was just a great heads-up play by him to get the up fake and get the defender in the air and get the and one. But what was most important for him to have the guts, to go to the line after a coach called timeout, tried to ice him and knock it down and put us up 1 and win the game. When I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke, the hard, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world trade. Tikriausiai ne naujiena čia, kai mums jau visada yra tokia eilinės rungtynės sprendės, viskas gale. Gerai, kad šį kartą mūsų pusė viskas baigėsi. Sunku kalbėti, reikia, nežinau, galbūt tos greičiau pertraukos kalėdinės, kad visi nuo viens kitų pailsėtume galbūt ar kažką keist, kažką, nežinau. Tikėkime, kad top 16 taip nebus ir negadinsim nervų nei savo, nei kitiems. Eilinės varžybos, kur viskas sprendėsi gale ir reikia taisyti šitą bėdą. Iš tikrųjų, Hadid komanda atvažiavo laimėjus vieną kartą ir net neatsižė savo poros pagrindinių žaidėjų. Išleido vietinius žaidėjus, kurie Eurolygoje žaidė epizodiškai ir tikriausiai toks kaip atsipalaidavimas įvyko, nežinau, ir jie to pasinaudojo puikiai, o kai leidi mesti keletą svarbių metimų, tai žaidėjas pajaučia, kad gali kažką gero padaryti ir sunkiau dar būna mums visiems. Plius spaudimas, mums lemiamos varžybos, žaidžiam namuose, tikrai labai buvo sunku. Paprasčiausiai sustojom, jie pradėjo žaisti mažų penketų, mes bandėm irgi, bet tas kažkaip neveikė. Jie daug keitėsi, mes neišnaudojom jų pasikeitimų ir prasidėjo tokia panika, kai buvo ten pas juos. Ačiū Dievui, kad stebuklų dėka įsigelbė. Nieko atrodo per daug nesėmiau, paprasčiausiai jau gal su šviežia energija, su šviežesnė galva, nes prasidėjo kelias minutės ir jie, kurie žaidė, gal truputėlį buvo pasimetę. Neturi nuomonės, paprasčiausiai reikėjo kažką daryti, reikėjo visiems susikaupti ir sukaupti visas jėgas ir stengtis dar pakreipti rungtynę savo pusę. Varžybos laimėtos, galutinis rezultatas yra tenkinantis, aišku, gaila, kad susiklostė. Norėjom šiek tiek geriau, man atrodo, truputį vienu momentu nesukrito tam mum baudos, jie pataikė kelis tritaškius ir ta tokia energija truputėlį išseko ir po to įkritom į tą tokią duobę, po to buvo sunku išsikapstyti. It wasn't only me, it was a team effort. Like I said, we got down toward the end, but we never gave up. We knew we had to put everything out there to make it to the next round. That's what we did. I got a good look at the end, and ended up going in for me, so it worked out. I knew how important it was for us. Like I said in the beginning, coming here, that was one of my goals that I wanted to achieve personally, and it feels good to go to the next round.